Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Štai mes įsvajotojai Bikerniekų trasoje, oras, kaip matot, ne kažką, lietus lyja, belenkaip, šlapia, šalta, kojos šlapios. Tai nuo viskas, nuo ko prasidėjo, tai atvažiavom vakar į treniruotės, biškį vėlavom, gavau realiai vieną važiavimą ant sauso, tai važiavimas apie nieką buvo iš vis, nes trasos vis tiek nepažįstu, tai nežinau, kaip ją važiuoti reikia. Po to prasidėjo lietus, tamsa, dar sudėtingiau. Tai jau atsigaudžiau iki 3 klipingo plius minus. Prie blokų labai baisu tenais, nes tamsu buvo, nežinau, kiek ten reikia, kokiu greičiu praskambinti ir kaip reikia atsidaryti. Tai toks važiavimai buvo, kad ne, bet žinau, kaip jau važiuoti. Šiandien iškylo problema, bandžiau eiti tiek komisiją, prisikabina prie masės išjungėjo. Traselis buvo užžudyjas, tiesiog neįsitraukė ir mašina nesigesino, jinai nutrūko supuvęs traselis. Tai kol radom tą traselį, pasikeičiau naujų, paskui neveikė pats masės, nes mašinas negesino. Tai pasidarėm jau viską, tai realiai pirmas treniruotės pralošiau, tai ir neišėjo išvažiuoti. Tai va dabar laukiam antros sesijos ir bandysim lėkti ir nežinau kaip gausis. Ačiū Dievui ir vėl lyja, nes aš sauso nelabai norėjau važiuoti, nes nežinau kaip, ar iš vis mažas 3 litris pavažiuotų, nes redukcijos gerai neatsitaikęs nieko, o dabar ant šlapios dangos plius minus, kaip ir žinau, kaip reikia važiuoti. Tai tiek, va, tuoj treniruotės, laukit kvalifikacijos važiavimų, pasimatysim vėliau. Sveiki visi. Sekas labai blogai, labai. Dar aš, ta prasme, per savo visą karjerą neturėjau dar tokios blogos dienos iš tikrųjų. Tai atvažiavau, kaip ir pasiruošę visą kitą ir, žodžiu, nuvažiavau į tech komisiją, tai buvau realiai antras. Ir tech komisijai nepraėjom, ta prasme, nepraėjau tech komisijas, netvarkingas automobilis. Tai, žodžiu, ištikrino, grįžau tvarkytis, besitvarkant, atsirado dar daugiau bėdų, tai praleidau pirmą savo sesiją treniruočių. Nekeičia faktas, aš niekada čia nevažiavęs. Aš dabar dar nevažiavęs, aš tik rėdėjau per pietus, tai lauksiu antros sesijos, tai per 40 minučių reikės viską išmokti. Tai easy, tai žodžiu, tai va, 40 minučių ir po treniruotės iškart kvalifikacija. Tai, neslėpsiu, suka pilvą, bet žiūrėsim, kaip gausis. Dabar pasimatys, ar simuliatoriui dirbau gerai ir ar simuliatorius iš tikrųjų veikia. Nes šitą trasą labai daug važiavęs ten, bet realiai nei kartą. Tausme realybėj. Tai pamatysim dabar rezultatą simuliatorius. Nenoriu prisišnekėti, gal aš tiesiog, žinai, jau prastai važiuoju, bet viskas galbūt bus gerai. Tai va, tai laukiam kvalifikacijos ir lėksim all in, kas laukia paskutinis etapas. Čia šiknos gali nieko nebūti. Tai va.
Sveiki, randamės Latvijoje, Bikirnieko trasoje. Paskutinėme Lietuvos semi-pro etape bandame praeiti top 16, tikėkimės paeis. Po pirmo važiavimo surinkome 80 taškų, tikėkimės užteks bent kvalifikacijai. Sekasi visaip sunkiai, kovojam su mašina biškelį, kažkas gerai nerandame, kas yra. Komandos nariam irgi Modestas 0 pirmo važiavimų gavo, nes sklendė numirė važiuojant. Eimantas sulėkė gerai, 74 liktai gavo taškus. Marius 0 gavo, nes ant kerbą užvažiavo. Tikėkimės visi praeisim kvalifikaciją ir kovosim dėl porinių naktį. Čia bus irgi naujas iššūkis visiems, nauja trasa. Vakar treniravimas naktį, visai nieko nematai beveik, bet šiaip visai patiko. Tad žiūrėsime, kaip šiandien mums seksis. Tai va, mano kvalifikacija baigėsi, nei mano nauda, nesurinkau nei pirmų, nei antrų važiavimų taškų, gavau 2 apvalius 0, pirmų važiavimų, kaip ir visa pradžia, viskas gerai buvo, blemba iki tos 3 klipingo, vis susimaunu, realiai įsilėkiau, atrodo viskas kaip ir gerai, per didelis greitis buvo, ir tuo momentu kaip tik antrą bėgį jungiau ir realiai jau išskridau iš trasos. Gerai, sakau, antras važiavimas jau paskutinis, sakau, viską reikia daryti, ką įmanoma. Tai blemba, viršui pasikaitinau padangas, atrodo, ten kaip jau apysausiai trojas, kad bušakės, 3 bėgių važiuoju su šituo 3 litriu. Nepavels jisai. Ir asilėkiau nuo kalno, pasitačiau kaip ir nieko, pirmas klipingas yra, antras yra, 3 pasiėmiau. Ir link 4, ir sukabino, ir kaip tik tuo momentu ir vėl ant durt, ir man priekis pabėga ir rasuko, ir vėl nuliukas. Tai va, nežinau, tokia diena, gera patirtis, geras laikas praleistas. Aivaras Maciulevičius nuvažiuoja toliau į porinius su Eimantas Kindurys, o mes su Jaručiu važiuosim turbūt namoną. Sužiūrėsim porinius ir lekiam. Bye, iki. Šiaip labai laukiau šito etapo, nes norėjau išbandyti šitą trasą. Pavyko, išbandėm su nusivylimais, bet eisim toliau. Turėjom baisiai blogas sąlygas, daug lietaus, daug vėjo, nesąmonių. Žodžiu, chaosas, grynas chaosas. Šiaip netaip suvažiavom. Antra sesija buvo geriau, bet ko pasikoju per visą dieną gavom tik 7 važiavimus. Labai gaila, kai atvažiuoji tiek kilometrų, su tiek nusiteikimo ir gauni tik 7 važiavimus per visą dieną. Tai šiaip nusivyliau dėl to. Pradėjom kvalifikaciją. Jautėmės tikrai neblogai, pirmą važiavimą padariau tikrai gerą, aš manau, užtikrintą, bet paskutinius 3 metrus turim pasibaigusią gazo sklendę, ko pasiekiau išgesų automobilis, gaunam 0. Susitvarkom per kokias geras 10 minučių gal, laukiam antro važiavimo, per antrą važiavimą vėl pasikeitė sukibimai, nebėra lietaus, pradžiuvo, stresas ir ko pasiekoju, gaunam kerbą ir paskui 0. Tad šiandien baigiam, laukiam komandos, žiūrėsim, kad gausim.
tai žodžiu, užbaigėm dieną su Aivaru. Žodžiu, buvo viskas šlapia ir taip toliau. Praėjome būtų kvalifikaciją, labai džiaugiamės. Žūtenas skanduomenė. Tai apie porinius. Poriniai tokie top 16 kovoje, suvažiavau lydą, kaip ir atrodė visai nieko, viskas gerai. Toks, žinai, tiesiog laimėt norėjęs, tai nuvažiavau į startą, atsistojau ir pamiršau valytuvus įsijungti. Čia baisiai žiopla klaida, baisiai žiopla. Tai pasistatėme, uždrėbė langą ir tiesiog važiavau, kad čia persmest reikia. Ir tas toks važiavimas karpytas buvo. Tai ta prasme, čia žiopla klaida, pralaimėjau ir žinau, dėl ko pralaimėjau. Tai iškritau top 16, dabar Aivaras va iki top 8 daja irgi. Top 16 susitikam su Ukmergė Motosport Luku Banevičiu. Pavyko gan taip normaliai laimėti, kaip ir visai nieko. Tada vėl susitinkam vėl su Ukmergė, su Karoliu Kalosovu. Tai antrą kartą jau nepaėjo nubausti Ukmergės Motosportą. Lydę padarėme klaidą, gal tiesiog mašiną sukyba, net nežinau ką padarėme. Čeisą kaip ir atidirbame, bet teko nusileisti. Šiandien likome 5, man atrodo, tad kaip ir sezoną uždarome visai neblogai. Rytoj dar susitinkam, aš važiuoju Latvijos etapą, Čempą. Kelintas atsistoji Latvijos kvalę? Latvijos kvalę nežiūrėjom, bet ten... 8. Jo, 8 turėčiau būti kažkas tokia. Ne, vienas mūsų, ne, tai koks, iki 6-7, manau, nes dargi urtai nevažiuoja, tai manau, kad neblogai visai. Kaip Bikernėko trasai, labai tikiuosi gerai. Nu, mūsų. Ką? Abu pirmą kartą važiavot? Jo. Kaip, prasa? Eimantas ant simuliatorius atpėlinės ant valandą dieną. Ir iš tikrųjų padėjo, nes diena tokia, kad Gedimas iš karto atvažiavus į tiek komisiją, tai pirmas sesiją treniruočių praleidau. Antroji gavau tik 2 važiavimus, tai realiai per 2 važiavimus adaptavaus, kiek galėjau. Ir kvalifikaciniai 2 važiavimai. Tai šiandien bendrai 6 važiavimus tik padariau. Ir dar oras, tokį orą, tai aš nežinau, šiemet nėra buvę. Lyja, sausa, lyja, vėjas. Vėjas, medžiai prie starto išvartyti, žodžiu. Čia kosmosas. Čia kosmosas. Ir čia apskritai pirmą kartą atvažiavus, tai čia. Tokie įspūdžiai, kur ta prasme tu nesupranti, kas daro. Nėra pastovumo visiškai. Bet faina. Jo, bet faina ir viskas tvarkoja. Romantiškai Ernestas raudona. Ernestai. Kamera, veiksmas. Red lightai jungti. Red lightas. Ernestai, parodys kambarį yra toks. Red lightas. Sveiki visi. Kas manęs dar nežinot, aš esu Kristijonas. IRT Olibet komandos videografas. Su komanda pasitarėme ir nusprendėme, jog paskutiniajame varžybų video pasidalinsiu su jumis šiek tiek apie pačią komandą. Ši komanda gyvuoja dar tik 2 metus, o tai yra labai daug. Dar tik pradžia, o jau mūsų komandos narys dalyvauja Drift Master varžybose, kas yra tiesiog nerealu. Ši komanda dar labai žalia ir mokinasi kiekvieną dieną, kaip būti geresniais, greitesniais ir stipresniais. Tad įdomu, kiek pasiekta bus už 5 metų. Nors komanda yra pakankamai jauna, bet komandos nariai atiduoda viską dėl rezultatų ir žiūrovų ovacijų. Jeigu kažkokiu būdu praleidote ir nežinojote, bet komandoje turime šių metų Lietuvos pro ir street čempionus – Nikolą Niknaką ir Aivarą Maciulevičių. Tai yra 2 pilotai, kurie tikrai labai nusipelnė šių titulų. Su abiejais susipažinau iš arti, bendravau ir net drift mašinoje susėdėjau, kol jie vairavo. Nerealu. Manau, visa komanda yra labai dėkinga jums už tokį palaikymą YouTube'ai, žinutėse ir varžybose. Jūs net neįsivaizduojate, kokia atmosfera vyksta, kai komanda pasiėmusi 5 minutes tvarko mašiną, o fanai susirinkę aplink palapinę žiūri, palaiko ir ploja. Šis sportas yra labai pilnus, jis reikalauja ne tik labai didelių finansų, bet ir laiko bei nervų. Vienas iš įsimintiniausių momentų buvo tai, kai Nikolas varžėsi Drift Master Rygoje, kvalifikacijos dieną jis važiavo vienas iš pirmųjų, bet jis važiavo pakankamai prastai. Visa komanda buvo atsistojusi aplink padangų krūvą ir žiūrėjo varžybas per vieną telefoną. Visi vylėmės, jog kažkaip Nikolas išgyvens, bet per 2 valandas jis krito ir krito lentelėje. Bet kažkokiu būdu sugebėjo išgyventi ir atstojo 32 vietoje iš 32 vietų. Visą tą laiką komandai buvo didžiulė įtampa, o pats Nikolas net nežiūrėjo rezultatų, nes stresas ir įtampa jį labai stipriai veikė. Kai kvalifikacija pasibaigė, mes sužinojome, jog top 32 kovoje susitinkam su Piotr Viecek.
21 ir 22 metų Drift Masters čempioną. Vakare po kvalifikacijos paklausęs komandos, kiek šansų turime praeiti top 32, gavau vieną ir tą patį atsakymą. 1%. Ir tai, jeigu pradės lyti. Varžybų dieną pradėjo lyti ir visi mes pradėjom stebėti, kaip Nikolas padarė neįmanoma. Man net sunku pagalvoti, kas darėsi Nikolo galvoje po kvalifikacijos. Visgi tai jo namų trasa ir iškristi top 32 būtų labai apmaudu. Labai rekomenduoju jums pasižiūrėti tą video mūsų kanale. Šis sportas atima labai daug laiko, reikia prižiūrėti mašinas, reikia jas tvarkyti, reikia ruoštis varžyboms, treniruotis. Ir aš net neminiu to, kad kiek laiko užtrunka nuvykti į varžybas, kiek savaitgalių paaukota, vietoj to, jog leistum laiką su šeima. Visą tai komanda daro iš aistros sportui ir jums. Jūsų dėka komanda yra tokia motyvuota, jūsų dėka turim tokį kiekį nuostabių rėmėjų. Tad noriu jumis paskatinti, dalintis mūsų kanalu ir tai, kuo užsiimame. Kuo daugiau jūsų mūsų komandoje ir sporte, tuo daugiau turėsime rėmėjų, varžybų ir sąlygų dalyvauti. Tik jūsų dėka turiu tokį nerealų darbą ir su didesniu kiekiu jūsų bus galima video kokybę iškelti dar labiau ir parodyti jums daugiau. Ačiū, kad žiūrite ir pasimatysim kitose video.